ir meiliu laibu balseliu paklausė: Ar esat bent vienas, broliukai? Esam, atsakė kvailys. Broliai išsigandę liepė kvailiui tylėti, o tas neklauso ir dar kartą suriko: Esam. Laumė sako: Išlyskit bent vienas, broliukai. Lystu, kvailys, sako broliai, ir stūmė kvailai. Laumyčia nuprausė kvailį, geldai įsodino į gražų vežimėlį ant prieždos ir sako: Atsigulk, broliuk, aš tave pavažinėsiu. Kvailys nors ir kvailas suprato, kad Laumyčia nori jį pastumti su vežimėliu į krosnį ir iškepti. Jis gulas visaip, tai skersai vežimėlio, tai kreivai ir vis sako, kad aš panyt nemoku. Tada Laumyčia pati atsigulė į vežimėlį ir sako: Va šitaip. Kvailys ėmė ir pastūmė ją krosnį. Pats vėl palindo į pakrosnį. Auštant parskrido laumė